Sveiki, Unboxing LT ir dar viena prekė iš Lidl parduotuvės. Peacock prekybinis ženklas, ne prekybinis, o prekinis Lidl ženklas ir po kuriuo slepiasi pjaustytas skilandis, šaltai rūkytas. Pagamintas jisai yra Lietuvoje, taip rašo, aukščiausia rūšis 90 gramų. Pasižiūrim, iš ko jisai padarytas, tarp kitko iš karto aš pasiimsiu čekį ir pasižiūrėsiu, kiekgi jisai man kainavo. Ir galiu pasakyti, kad pjaustytas skilandis kainavo, va čia parašyta 85 euro centus, tai 90 gramų, 85 euro centai. Padarytas jisai yra iš aukščiausios rūšies šaltai rūkytas pjaustytas skilandis, padarytas iš 57,1% kiaulienos, 19,3% kiaulienos lašinių, valgomosios druskos, dekstrozė, prieskoniai, jų ekstraktai, kvapiosios medžiagos, antioksidantas natrio askorbatas, dažiklis karminas, konservantas natrio nitritas, bakterinės kultūros. Gali turėti sojos, glitimo ir pieno pėdsakų. Kągi, o gamina šitą skilandį šaltai rūkytą būtent Lidl parduotuvėms gamina Nematekas. Tai yra Kaišiadorių rajone esanti kompanija. Nemateko mes produktus kažkokius gal Lietuvoje ir valgėm, tai čia aukščiausia rūšis, pabandysim dabar, kągi čia užsakė Lidlas pas Nemateką. Ragausim ir pasakysim, ar verta pirkti, pažiūrėkite, aš tiek atidarinėsiu su specialiu unboxingo peiliu, tai su to, aš atidarinėju prekes, kažkokias gautas iš Kinijos. Dabar atidarinėsim skilandį, aš kitaip ir nesugalvojau, kaip kitaip daryti. Kągi, pjaunam. Taip, va toks gabaliukas supjaustytas, gan riebus. Kvapas jau visam kambarį. Tuoj pauostysiu. Kvepia, skaniai kvepia, tuoj paragausim. Tuoj. Taip, skanu. Rūkyta mešyta, viskas tvarkoja. Pagal tikras, geras lietuviškas tradicijas viskas padaryta. Na ką, pasižiūrim, kiekgi čia kalorijų turi. Dar pasižiūrim, kad 96,4% mėsos čia. Na taip, lašiniai, kiauliena ir lašiniai ir tada sudaro viską 96,4% mėsos. Taigi, 100 gramų 350 kalorijų. Gan riebus gaminys. Va. Na ką, vertinam iš karto. Vertinsiu, nežinau netgi, aš nežinau, ar mes pirksim. Turbūt, kad pirksim šitą. Tiesiog, karts nuo karto šitas gaminys bus perkamas. Tai yra Lidl krepšelyje, kurį mes perkam ir nešamės į namus maisto būtent. Krepšelyje, manau, šitas gaminys bus perkamas karts nuo karto ir bus valgoma, nes kaina nežinau, ar čia brangu, ar pigu, jūs patys pasižiūrėsite kitose parduotuvėse. Aš dar pasikartosiu, kad už jį buvo sumokėta, tuo iš karto pasižiūriu, 85 euro centai, taip kad kainą galėsite patys pasižiūrėti, ar verta ar neverta. Bet aš tai įvertinsiu, 4 žvaigždutėm. Iš tikrųjų 4 žvaigždutėm. Taip kad šitas produktas yra 4 žvaigždutės, kodėl ne 5 pasakysit. Nežinau, kodėl ne 5. Gal jisai man toksai truputėlį, nežinau, daug ir nepavalgysi. Aš plius nelabai mėgėjas tokių produktų, tai yra gan riebių lašinių, man rodos, yra čia daug, bet čia yra skilandis, šaltai rūkytas. 4 žvaigždutės, jau 5 neduosiu, 4. Bet šitą produktą aš pirkti rekomenduoju. Taip kad einat į Lidl parduotuvę, susirasit kur, nusipirksit.